Sveiki, mėly tinklalaidės Tyla po triukšmo žiūrovai. Aš Augustė Goberytė. Aš Augustė Rumskaitė. Ir šiandien mes sveikiname su ryšio su kūnu praktikė ir autentiškos bendruomenės įkūrėja Vaida Saulytė. Labadiena. Labadiena. Bus įdomu pašnekėti apie bendruomenę bei bendruomenės kūrimą. Ką jums reiškia žodis bendruomenė? Man žodis bendruomenė reiškia, kai susijungia žmonės kartu dėl kažkokios tai bendros vizijos, link kažko, ko jie galbūt negalėtų pasiekti vieni. Ir man bendruomenė yra ta vieta, kur aš jaučiuosi, lyg aš priklausau, kur aš jaučiuosi priimta tokia, kokia aš esu, kur man nereikia keistis, kur aš jaučiuosi pamatyta kitų, kur galiu pasidalinti savo iššūkiais. Nes ten ir tie žmonės mane mato ir supranta, nes galbūt dėl to, nes jie eina per panašius iššūkius taip pat. Tai pastebėjau, kad bendruomenėse dažnai žmonės jungia panašios vertybės, galbūt panašus gyvenimo būdas, panašios galbūt veiklos ar temos. Ir aš pati esu įkūrusi savo bendruomenę, kuri vadinasi autentiška veikla, kuri yra moterims, kurios kuria iš širdies, kuria iš savo tikrumo. Ir taip pat esu dalyvavusi ir gyvenusi įvairiose bendruomenėse tiek virtualiai, tiek gyvai. Ir iš tikrųjų man bendruomenės davė labai daug palaikymo. Ir aš matau, kaip ši bendruomenių dėka aš galėjau pasiekti daug daugiau. Nes tiesiog tas stuburas, jis labai mane palaikė. Ar prisimenat bendruomenę, kurioje pirmą kartą pasijutot savo vietoje? Tai iš tikrųjų galbūt kas kyla man pirmiausiai, tai yra, kai buvau universiteto dar laikais, tokiuose savanorystės programuose, Erasmus. Ir tenais buvau vieną kartą 2 mėnesius, kitą kartą 1 mėnesį tiesiog tokiuose projektuose, kur mes kartu tiesiog gyvename bendruomenėje, dirbome prie kažkokio tais bendro tikslo, bet tuo pačiu ir mes buvome tokie panašus ir mes kūrėme iš tikrųjų labai stiprius ryšius. Ir būtent tose erdvėse aš pirmą kartą gyvenime iš tikrųjų tikrai pajutau, kad aš priklausau čia. Nes iki tol kažkaip vis aš jaučiausi, kad aš nesu savo vietoje. Aš vis jaučiausi, kad kažkaip aš turiu pasikeisti, kad aš būčiau priimta. Tokia jaučiausi tiesiog nepritapusi prie savo aplinkos, bet tada šitos erdvės parodė, kad viskas yra su manim gerai, kad yra tokių žmonių, kurie panašus kaip aš irgi turi tokį panašų požiūrį į gyvenimą, į dalykus. Ir tada pajaučiau, aš ne viena visa šitame. Ir taip man buvo taip svarbu ir tiesiog buvo labai gydanti patirtis man. Net ir skamba taip iš vidaus, taip šviesiai, taip įkvepiančiai. Kokie iššūkiai jūsų nuomonėje kyla, kuriant bendruomenę, su kokiais jūs pačiai teko susidurti? Iš tikrųjų tikrai buvo iššūkių, kuriant bendruomenę. Ir vienas iš pagrindinių, tai man iš tikrųjų buvo ir dar dalinai yra narių įtraukimas. Ypač jeigu bendruomenė virtuali. Tai kaip iš tikrųjų mes galime skatinti bendruomenės narių įsitraukimą, kad jie iš tikrųjų dalyvautų toje bendruomenėje, kad jie iš tikrųjų dalyvautų renginiuose ir diskusijose, kai yra tiek daug virtualioje erdvėje, socialinėje medijoje dalykų, kurie iš tikrųjų prašo mūsų dėmesio. Ir kaip dabar prikviesti šitą erdvę, kad ji būtų tokia, kur žmonės norėtų vis sugrįžti. Ir čia man iš tikrųjų reikėjo labai daug eksperimentuoti.
labai daug eksperimentuoti ir tiesiog bandyti skirtingus dalykus, pamatyti, kas žmonėms veikia, kas ne. Nes tiesiog tik per eksperimentavimą aš galėjau suprasti, galbūt kokius renginius ir kokius ritualus iš tikrųjų integruoti į bendruomenę, kad žmonės sugrįžtų. Ir dar kitas elementas yra, kad taip, mes sakome, kad bendruomenės yra tokios vietos, kur tu gali būti priimtas ir galbūt jaustis saugiai šitoje aplinkoje, bet sukurti tokią erdvę, kur žmonės iš tikrųjų taip pasijaustų, nėra taip lengva. Nes labai daug bendruomenių taip sako, bet žmonės galbūt ten taip nesijaučia. Tai vėl čia man reikėjo nuosekliai vis bandyti irgi skirtingus dalykus ir žiūrėti, kaip aš galiu sukurti stipresnį ryšį su bendruomenės nariais. Nes man tai esmė čia yra ryšys. Kaip aš galiu sukurti pati kaip bendruomenės įkūrėja stiprų ryšį, pasitikinti ryšį su žmonėmis, bet taip pat kaip žmonės pačioje bendruomenėje galėtų sukurti ryšį vienas su kitu, kokios struktūros galėtų būti integruotas, kad tai įvyktų. Tai tada įdomu, šiaip nepasirašym tokio klausimo, išplaukė tiesiog dabar, o tai kokie tie įrankiai, kaip sukurti tą ryšį, kaip rasti? Taip, tai iš tikrųjų, ypač jeigu yra virtuali bendruomenė, tai manau yra labai svarbu gyvi renginiai, nes iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad virtualioje erdvėje tai padaryti yra žymiai sunkiau ir dabar žmonės labai nori to gyvo kontakto. Tai aš irgi dabar organizuosiu rytoj stovyklą, irgi bus bendruomenės narės, tai labai laukiu, labai bus gera tiesiog turėti tokią erdvę, kur mes visą dieną tiesiog būsime kartu ir eisime kartu į ryšį. Tai man iš tikrųjų buvo tas veiksmingiausia, tie gyvi renginiai, bet tuo pačiu ir galbūt žiūrėjimas, kaip aš galiu daugiau savęs įnešti tą bendruomenę, kaip aš galiu pradėti nuo savo pačios pavyzdžio. Tai jeigu aš pati atsiveriu tai bendruomenį, jeigu aš pati pasirodau iš atvirumo, iš šilumos, tada ta erdvė tokia pasidaro. Tai irgi kaip ir savo pavyzdžių dėti. O kaip galvojat, ar šiuolaikinės bendruomenės tas jausmas stiprėja ar silpnėja ir kodėl? Aš pastebiu, kad vis daugiau bendruomenių atsiranda, tiek virtualių, tiek gyvų, ir kad vis daugiau žmonių ieško bendruomenių. Nes tuo pačiu yra visokios studijos apie tai, kaip mes dabar jaučiamės vienišesni negu kažkada per labai daug metų. Tai iš tikrųjų labai daug žmonių jaučiasi vieniši, labai daug žmonių dabar suvokia, kad jie gali jungtis į bendruomenės. Bendruomenės tampa vis populiaresnės. Ir aš manau, kad tai tik augs ateityje, nes manau, kad šiame pasaulyje tai yra vienas iš svarbiausių įrankių mūsų žmonijai tiesiog. Kaip galvojat, kaip bendruomeniškumas prisideda prie emocinės sveikatos ir saugumo jausmo kūrimo? Manau, kad bendruomeniškumas labai stipriai prisideda prie emocinės sveikatos ir saugumo jausmo. Aš pati pastebiu, kaip mano nervų sistema atsipalaiduoja, kai aš esu bendruomenėje. Nes tada atrodo, kad tie mano iššūkiai, jie nebėra tokie dideli, kai aš pasidalinu tos iššūkiai su kitais, kai galbūt yra tokia kaip palaikanti energija. Ir kad aplink visi tų iššūkių turi turbūt irgi. Taip. Ir taip atrodo, aš ne viena šitose iššūkiuose. Ir kažkaip, kai esu ne viena, tai taip atrodo, ant mano pečių nebėra tiek daug naštos. Kažkaip ta našta taip, labai nusiema. Ir tada atrodo, aš turiu žymiai daugiau resursų eiti ir daryti dalykus. Aš labai tą savyje pastebėjau, kai aš anksčiau labai tokia buvau, kad viena bandžiau viską daryti, man buvo sunku pagalbos prašyti.
Ir tada aš tiesiog perdegdavau, bandydama viską pati padaryti ir nerimas kildavo ir panašiai, nes tiesiog kiekvienam žmogui nešti, man tai buvo per daug. Bet kai atsirado bendruomenė, aš nenešu viską dabar viena, kad kažkaip mes vienas kitą palaikome, mes palaikome vienas kitą naštą kartu kažkaip. Ir tuo pačiu pastebėjau, kad kai mes ne tik iššūkiais dalinamės, bet ir šiaip savo vizijomis, savo istorijomis, savo kūrybinėmis idėjomis, tada ir kažkaip tos kūrybinės energijos daugiau atsiranda. Ir iš tų kitų idėjų aš randu idėjų savo ir tada atsiranda daugiau tokio impulso ir motyvacijos veikti. Kažkaip, aš kai pabūnu tokiuose geros bendruomenės renginiuose arba erdvėse, aš tiesiog grįžtu su tokiu išsiskleidimu. Ir noriu eiti ir daryti. Nors atrodo, anksčiau gal buvo kažkokios baimės, ten tokie limituojantys įsitikinimai, bet kartais pabus tokiose erdvėse kažkaip taip visiškai taip sumažėja. Kokį patarimą arba patarimų duotumėt žmogui, kuris norėtų surasti bendruomenę arba pabandyti ją pats sukurti? Visų pirma, gal pradėsiu nuo sukūrimo bendruomenės. Tai iš tikrųjų, manau, kad bent jau man, kai prasidėjo su bendruomenės kūrimu, aš turėjau tokią viziją. Turėjau viziją, kuri man buvo labai svarbi ir kurioje jaučiau labai didelę prasmę. Bet kodėl? Stiprų, kodėl aš noriu žmonės burti kartu. Ir taip pat tada identifikavau, kokius žmonės aš noriu turėti bendruomenėje. Kokias vertybės aš norėčiau puoselėti šitą bendruomenėje. Ir tada iš tikrųjų aš labai tada giliai pajaučiau, kas yra tas žmogus, bet ko galbūt jiems reikia, su kokiais iššūkiais tas žmogus susiduria, kur galbūt kur jie yra. Tiesiog labiau panalizavau, kokius žmonės aš noriu prikviesti šitą bendruomenę. Ir tada aš tiesiog vienoje grupėje pasidalinau, kad tokia idėja, kad noriu kurti bendruomenę būtent šitą temą. Ir tada atsirado moterų ir tada tiesiog pradėjau su maža grupe. Ir pradžioje mano nebuvo intencija dabar iš karto kažką didelio daryti, nes vis tiek pradžioje aš nelabai žinojau, tiesą pasakius. Ir tą irgi pasakyčiau tokį kaip patarimą, kad pradedant nereikia žinoti, kaip ten viskas vyks, kaip ten visos veiklos atrodys ir panašiai. Aš net neįsivaizdavau iš tikrųjų, ką mes veiksime šitoje bendruomenėje, bet tiesiog turėjau tą viziją, turėjau prasmę ir žinojau, ką aš noriu jungti kartu. Jaučiau, kaip noriu, kad šita erdvė vystytųsi, tiesiog kokį jausmą duotų apskritai žmonėms. Ir tada tiesiog aš suorganizavau pirmą susitikimą ir tada man tai davė labai daug aiškumo, susitikus su moterimis, kaip viskas galėtų vystytis. Ir tiesiog taip pat, manau, yra labai svarbu turėti, galbūt kažkokias taip apklausas ir kalbėti su tais pirmaisiais žmonėmis, kurie prisijungė į šitą bendruomenę, kad tiesiog suprasti, ko jie nori, kokie jų poreikiai. Nes vienam sugalvoti visus dalykus yra neįmanoma ir labai daug prielaidų, ta prasme, taip galima padaryti, bet dažnai tai nėra, kas galbūt būtų efektyviausia šitai bendruomenė arba ko galbūt nori šitie bendruomenės nariai. Todėl, manau, yra labai svarbu nuo pat pradžios tiesiog klausti, kurti ryšį ir tiesiog eksperimentuoti ir tada jau turint kažkokius tai pagrindus, suprantant, kaip maždaug aš noriu vystyti šitą bendruomenę, maždaug kokias veiklas noriu organizuoti, tai, manau, galima pradėti plėsti. Taip pasakyčiau. Ir pradžioje tai gali būti ir keli žmonės. Tai tiesiog turi būti bendruomenė ten keliasdešimt žmonių iš karto. Galima pradėti tiesiog nuo kelių žmonių. Ir tai jau gali būti bendruomenė.
Ir dabar dėl suradimo bendruomenės. Tai dabar tų bendruomenių yra labai daug ir kartais gali būti sunku atsirinkti, kurią... Dėl to ir įdomu, nes... Jo, tai iš tikrųjų, manau, yra svarbu gal susidėlioti, bet savo, kas tau yra svarbu bendruomenėje. Ar tu, pavyzdžiui, nori gyvų susitikimų, ar tu nori, galbūt ir pabūti su žmonėmis iš kitų pasaulio šalių, tai galbūt tu norėtum į virtualios bendruomenės užsienio, kažkokios užsienio rinkos. Tai tiesiog susidėlioti, kokios tu nori tos bendruomenės. Kartais būna tos bendruomenės, galbūt mokomas ir tada ten būna maža grupė žmonių, galbūt tik 20-30, bet tada visi labai giliai dalyvauja. Ten gal būna skambučiai kiekvieną savaitę, susitikimai ten kiekvieną savaitę ir panašiai. Kartais bendruomenės būna kur 1000 žmonių ir tada taip, ten gal yra irgi labai daug naudingos informacijos, gal visokius ten kursų duoda ir panašiai, kaip būna tam bendruomenės nariui, bet tada ryšius yra sunku, iš tikrųjų išvystyti tokias dėlėse bendruomenėse. Tai išsigryninti, ko tu nori bendruomenė, kas tau yra svarbu, kokie tavo yra poreikiai bendruomenės. Ir tada, gal kaip pavyzdį pateiksiu, kai aš dabar pradėjau labai domėtis muziką ir šiaip muzikos kūrimu ir panašiai. Ir aš šiaip dabar savo lauke, kaip ir tarp savo draugų, neturiu labai daug tokių žmonių, kurie irgi kuria muziką. Ir dabar aš noriu, jaučiu, kad aš noriu labiau eiti į tą lauką muzikos. Nes aš žinau, kad įėjus į šitą lauką, tada man atsiveš labai daug informacijos ir aš tada suprasiu, kaip viską daryti. Tai dabar aš ieškau bendruomenės būtent muzikai, kur aš galėčiau giliau į tai eiti. Taip pat aš dabar irgi kelis metus buvau tokia kaip digital nomad, čia žodžiu toks žmogus, kuris gyvena skirtingose pasaulio šalyse ir dirba iš kompiuterio. Tai irgi tik pradėjusi šitą kelią, aš irgi pažįstamų neturėjau, kurie gyvena taip. Ir aš nelabai žinojau, kaip ten viskas ir kaip ten ką daryti, tada jaučiausi šitais iššūkiais, aš tiesiog irgi susiradau bendruomenę būtent tam. Tai kažkaip man tai buvo apie tai labai, į ką aš noriu daugiau eiti, į kokią sritį. Ir su kokiais žmonėmis man dabar yra būti svarbu aprėptai, kad galbūt aš galėčiau dar lengviau įeiti į ką aš noriu. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjot. Čia buvo mūsų 10-oji laida. Labai labai dėkoju už galimybę būti čia. Iš tikrųjų buvo labai labai gera tiesiog pasidalinti tai, kas man yra labai labai svarbu. Ir iš tikrųjų tiesiog palinkėčiau visiems susirasti tokią bendruomenę, kur jūs iš tikrųjų galite jaustis saugiai, kur jūs galite tikrai būti pamatytas ar pamatyta ir tikrai pajausti tą stiprų priklausimo jausmą.